Labas. Šią savaitę darbe turėjom mokymus, pirmos pagalbos mokymus. Gavom užduotį patikrinti, kur mašinoje yra vaistinėlė. Jeigu bagažiniai pasidėti į saloną, patikrinti turinį. Tai dabar ir padarysiu. Kitas įdomus dalykas, kad vaistinėlė, kurią tikrinsiu, yra naujos Toyotos, dar nežiūrėta. Tai vat įdomu, ką Toyota įdeda savo klientam į vaistinėlę. Šiuo atveju konkrečiai tai Vilniaus Tokvila. Oficialus Toyotos atstovas. Einam pažiūrėti. Taip, ir kurgi ta vaistinėlė? Čia. Pasirodo, šitas daiktas yra vaistinėlė. Va taip atrodo. Einam pažiūrėti. Nežinau, kaip toks daiktas čia kur nors salone tilptų. Tos pirmos pagalbos rekomendacijos buvo galbūt kitokių gabarytų dalykam. Bet pažiūrėsim. Viduj. Va, instrukcija. Pirmos pagalbos atmintinė. Neblogai. Antklodės yra. Šitie šaldymo dalykai. Žinkai visokie. Šitą tai labai noriu išjungti. Patikrint turnikėtus. Ar kinietiški plasmasiniai, ar geresni biški. Viskas, o tokie du maišiukai. Viskas. Man atrodo geri turnikėtai. Šitą metelinį įsilakstum, tai bus metalinį. Tikriausiai geras, o dar žirglis yra. Va, gaivinimo kaukės. Nereikia bučiuotis. Dar vienas turnikėtas dušysiu. Nežinau, kaip ekspertai. Aš vertinu šitą gerai. 10 balų. Žodžiu, Tokvilos vaistinėlė gera. Viskas yra pagal mano suvokimą, aišku. Tik tais dėl dydžio, tai nežinau. Man atrodo, jinai liks bagažiniai. O salone, kur ją įdėti, neturiu supratimo. Tai va. Iki.